Vieną klaidą padariau, kubilė. Sakė, čia yra upėtakis. Ešeris, man. Nuo heiterio. Eik, bandyk kubilą. Viskas, nuo naujų metų Roberts pakeič orientaciją. O taip. Sveikučiai, paskutinė šių metų diena, 31. Saulė šviečia, Vilė išėjo mandarinų kažkur pirkti. Važiuojame į kaimą, užsikursim kubilą. Aišku, pirmą reikia vandens prisipilti. Ir pabaigti išsiplauti, nes vakar taip nekilo šaldytis rankų. Šiandien bent jau saulė šviečia, tai gal kažkiek bus maloniau tai daryti. Velkas svorius, milžiniškus. Apsipirkai? Kaip tikra pijokė, tik vandens. Čia skaitos pijokė? Bet gal svečiai atsiveš, sakė, vyną lyg ir šildysimės. Vyną? Jo. Rimtai? Jo. Ar ir pas jūs taip pat, kad kai būna lyginė valanda, jungi viską, kitą kanalą ir muzikos nėra. Absoliučiai muzikos nėra. Ir Vilė sako, palauk, aš vis tiek surasiu. Va, rada. A čia muzika? Ne. Bet žinau, kad vis tiek per tas žinias. Pirms dalyks bus karas. Nenoriu šiaip nieko girdėti. Aš niekada gyvenime nemėgdavau klausyti šito nepozityvo. Atsimenu net kokioj gal 7 ar 8 klasėje lietuvių mokytoja klausė, ką žiūrit jūs per televiziją daugiausiai? Aš nieko nesakiau. Multikus. Bet kiti klasiokai sakė, žiūriu filmus, keli ten sakė, žinias žiūriu, farus ir net tais laikais farus. Farus jie žiūrėdau. Tai va, ir lietuvių mokytoja tada sakė, o, šaunuoliai, kas domitės aktualijom, bet kai supranti, kad ten yra ne aktualijos, o bandymas įbauginti. Tiesiog būtent smegenų bauginimas, na tai... Valdymas žmonių. Grinai valdymas iš baimės. Tai vat ir džiaugiamės, kad mes televizijos neturim ir jos nežiūrim. Net per radiją, va, kai groja, pastoviai mes ją išjungiam. Tai varai koncai, paskui nesupranti, kokius čia anekdotus kalda. Ai, nu aš vis tiek kelis bairius pagavau. Na, aš pagavau, bet man stonkusi taip, man ne prie širdies, tai man jis šiaip nejokiai. Nu, kiekvienam čia. Kiekvienam savo. A, man stonkuvienė mylėsti. A, jinai ne bunkuvienė? Bareikienė. Stonkuvienė. Ai, va, bareikienė. Man bareikis labiau va patinka. Jis toksai pozityvesnis. Man irgi negatyvus kažkoks. O tai nepasikeitė į bareikienę? Tai žinau. Gal susižadėję kažkaip. Jau irgi nebeseku. Iš vis Instagramą mažai kartais pražiūriu. Va. Ir aš apmažinu žmonių. Kiekvieną kartą. Bet aš laukiu, kad kas parašytų vis. Žiūriu. Čia yra tas laikas. Mes jau norėjom. Kiekvieną dieną pas mane irgi Instagrame sekamų žmonių skaičius mažėja, vis mažėja ir dar mažės. Tai va, atvažiavom į sodybą. Vau, kaip saulė pagyvina vaizdą, ne? Aplamai, senokai bebuvo saulė. Jo. Man tai dabar atrodo, kad tikrai kovo mėnuo. Vau, kai kubilas pasipuošė. Kaip tylu. Vienas automobiliukas pravažiuos ir vėl bus tokia tyla. Čia yra koks 50 metrų šlangos. Ir reikia pasidaryti man tiek, kad tik iki kubilo užtektų ir nusikirpti. Nes per ilgą šlangą labai srovė nukenčia. Na tai naudosim daiktą pagal paskirtį, ne? Robertai, bet taigi ne pagal paskirtį. Va, bet tai labai gerai kerpa. Bet čia eina 3 gijos, tai aš nežinau, kurią nukirpau. O taip, nukirpau šitą, kurios reikia. Aina savo, iškart srovė daug didesnė, vau. Tai va, čia per kokį 10 metrų. O taip tai buvo, grinai, visiška prostata per tą 5 metrų. Šiandien suoliukai dar simpatiškiau atrodo, kai saulė juos apšviečia. Ypač tie kampai supjauti, tai vyro, vau. Na ir ką, kubiliukas baigė prisileisti. Malkų baigiau pasipjauti.
čiurlenimo garsų. Melisa išlindo į lauką, na o aš einu kurt kubilo. Kaži su šita beržo upa. Šluota išeis už kurt kubilą ar ne? Sėkmės to ten. Nemanau, kad kam įdomu, kaip šluota dega, bet nufilmuosiu. Kaip skaniai beržų užkvipo. Bet va čia ir yra tvarumas ir ekologija, nes sudrožiai šluotą ir likučius gali sukūrenti. Ir jinai dar surišta su viela iš vis, tai ekologiškai tą vielą įsitraukia ir vėl gali panaudoti. Aišku, visa ekologija dingsta, kai naudojasi šito daikto. Bet pradžia labai gera, man patinka. Ką čia minkai? Ką? Šiandien kaip tik ta diena kubilai kurti, jokio vėjo. Tik aišku, nenoriu traukti kaminas. Jau mąsčiau apie kažkokį šluotkotį, sakau, pamaišyti vandeniui ir kaip yra pripratimas. Taigi, va, pats maišas. Ir daug efektyviau nei su šluotkočiu. Arba su kokiu nors irklu. Ir Melisa čia kotletų prigamino ant terasos. Bet smagu, kad vaikas bent užsiima tokiais dalykais. Tai kada Robertas pasirūpins dangčiu kubilui, ką? Net garuoja jau. Jau kaitinas sriuba. Kas supykęs ant kaladės. Šiaip čia kubilui jinai skirta buvo pirsai. Oi, koks įsižeidėlis. O ko tavo odega visk? Ką? Tai vieną klaidą padariau kubilė. Tai vieną purkštuką per aukštai sumontavau šitą. Kai daugiau hebros yra, sulipa, vanduo šiek tiek fupti lauką. Ir kai išlipa, purškia į orą jisai. Tai reiks kažką sugalvoti. Arba užlituoti ir žemiau jį paleisti. Arba, nesuksi galvos. Tadam. Absoliučiai jokio garso. Išskyrus kamino ir pečiaus spragsėjimą. Kaip taip? Naujakas be vėjo. Be triukšmo. Man bent jau nauji metai yra tas vakaras iki 12. O daugiau viskas jau skaitos seni metai. Ir jau nebesuprantu esmės, kai žmonės linki naujų metų praėjus dienai ar 2. Nes vis tiek gyventi taip pat reikia. Niekas ten per daugiausiai nesikeičia. Nes didžiausi pokyčiai vyksta tada, kai net metai pasikeičia, o smegenys kažkiek būna palavinamos. Filešas kep žuvį. Ešerį kažkiek toks. Filešas. Ai, nu. Nes mane klasioks buvo Vilešas. Ką žinau, Vilius. Tai Vilešas. Vadindavo Vilešu. Na, manis taip nesugalvoja. Sakė, čia yra upėtakis. Ešeris, man rodos. Koks tu? O ešeris, tu juokauja. Iš čia raidės kažkoks. Na tai tada vaivorykštinis upėtakis. Ar erškets? Ai, nežinau, žuvis. Bet ne, čia ne ešerys. Čia man rodos upėtakis. Galbūt. Su naujais tave pirselį. Taip, su naujais. Turim rasalo. Reiks prasidaryti ir gerti, nes, kaip matot, nei vinelio net neturim. Nu. Vileksim. Tiek nusigyvenome, ne? Kisėlius vaikam. Ir turim labai šiltas grindis šiandien. Net, užpakalis nešal? Ne. Bet tai nekaista. Ta, tegu šil. Pats tas. Noriu geriau. Ai, nori dar? Noriu. Tai nori karštų grindų. Noriu. Tokių kaip aš. Noriu. Tai lauke sutemo. Vis dar ta tokia tyli tyla. Ir
Pala, kurį čia mygtuką šitą. Va, užsikūrėm raudoną. Ir jau užkaito tiek, kad galėtumėm šokti. Bet mūsų svečiai žadėjo 3 atvažiuoti, bet jau 5 nėra. Ir sakė, dar biški vėluos. Šiaip jaučiu, kad labai karštas vanduo. Tai gerai, kad tie burbuliukai, tas siurblys ataušina. O ir šiaip galima šlangą įsimesti ir pasidaryti kokį nori vandenį. O geriausia būna tai, kai įsimeti sniego ir atsiaušina iškart vanduo. Bet sniego nėra. Nėra sniego. O kaip vanduo šilti? Žiauriai, jau karštas. Tai tik svečiai vėluoj. Vilė sako, galėtumėm ne tik toką sukurti, nes... Kaip viską suvalgom, nes baigėmės čia apgraužti Vilės suruoštą maistą. Aišku, dar ir svečiai žadėjo atsivežti maisto. Čia kaip gaunas suneštinis. Suneštinis. Sumestinis. Sutelktinis maisto finansavimas. Eina savo, aš atpilsiu žiūrėdams į jumis. Tai man rašliauka kažkas paleis. Paleidžiam, eik. Eik. Tiesiai. Eik tiesiai. Vilė, tu supranti, kad šią naktį būsi pralošus 1000 eurų? Negaila? Gaila. Reiks išnaudodama kažkaip žmogų. Visą štuką eurų. Vilė šiek tiek įnešė čia jaukumo, lemputės padėjo. Taip gražu visur šiandien. Tai čia drąsiai LED juostą galima paklijuoti. Ne? Ten galima LED juostą. Arba net ne LED, o tokių va pridėti. Kažkaip šildaro susukni. Tau, kūdikis. Man nepatinka, kaip filmuoji. Šventės kaltininkas ir pabėgt norėjo. Šventės kaltininkas. Va, na, prisišnekėjai, jisai. Can I film you all? You were talking too much. I'm making a vlog. Pasitempiam prieš kamerą. Mūsų molinukas šitiek žmonių nematė dar. Nu, kada šį kadrą nelyščiau, tai pafilmuosiu tave. Blemba, tu čia reklamuoji už savęs dabar nulinius alkoholį. Nulinė. Ot nuliniai. Kas čia yra? Čia yra smilkalai namams. Ir man atrodo, molinukui jūsų labai tiks. Matai kaip. A čia tai smilkalai, nuo kurių galima apsinešti? Ne. Nulinis alkoholis atvežtas. Smilkalai? Taip. Nori kaip jas naudoti? Tiesiog... Atplėšiam lapelį iš to. Iš čia va lapelio gabaliuką atplėšiam. Pasirodo, į 3 dalis jį galima. Ai, nu. Ir visai papskis tavo pasikeičia. Tada kambarį pavaikščios. Čia nuo piktųjų dvasių. Nuo heiterių. Ir taip į draugus. Kad per naujus metus pritrauktume kuo daugiau heiterių. Tai išeinam tada girdi. Pinigų! Žiūrėk, čia vienas heiteris jau prisipažina. Contribui irgi išeina. Kuo daugiau pritraukt pinigų ir gerųjų heiterių. Man tai smyža, girdi, gal heiteriam ir smyža. Turbūt. Normaliem kvėp. Palei tave čia ir reik biškį va. Aš biškį apsinešiu, žinau. Tai dabar sudeginom tik tais trečdalį lapelio. Ir čia, ta prasme, iki pačiai jisai? Čia labai ilgam. Bet kai užgesa, pradėjo kvepėti. Bet čia visai kits kvaps negu ten, kai degė. Kai sudeginė, tai jau kitaip smirda. Kvepia. Vileksa. Taip. Na, eik, bandyk kubilą. Taip. Laukiu draugų. Aš tai sustriukė, šalu čia. Maikas irgi šala. O čia va. Na, gera sriuba. Gera sriuba. Verda. Tai Jūs čia vyrai net netūptume. reikia spalvą kažkokią geresnę jungtą, ne? Moterišką. Šitą paliekam. Gerai šitą. Gerai šitą. Šiek tiek su moteriam pabuvom.
Kubilę ir dabar vyrai užėmė. Blemba, pakilų. Nu, smagu. Ne ta žodis. Kubilė, kaip tau patiko, Kubilė? Patika. Kodėl tu manęs nepafilmavai, o manęs prašai filmuoti? Ai, norim, tai ateik čia. Tu tai kiaulė esi. Ateik iš naujo. Patikau. Daugiau triusikų sausų neturiu. Su kamera. Aš va pasiprašiau, kad pafilmuotų. Da, vieni stebi. Paršas. Da, viens paršas. Ten tie vaikai veikia. Taigi, visiems Kubilas labai patinka. Ir pauškandžiavom. Kas labai patiko, tai antras aukštas vaikam ten kaip atskiras kotedžas, nežinau, atskiras kampas, tai jiem ten taip smagu daug. Nieką neprašovėme, nevažiuodami į Šiaulius. Nes čia tokių ferverkiukų ką tik užmatėm. Galėtų medžių dar neputagrinti. O, jau reik medžius nupjaut. Netrukda tie medžiai. Happy New 2024! Nulis! Na tai, pakeliam taures. Nulis! Labai rūpia. Gal iki? Žiauriai rūksta, ne? Nesuprasi kas, ar ugnelė, ar Kubilas. Mike, Happy New Year. So nice. Naujais metais. Su naujais. Kažkoje per gražiai atrodo mano žmona. Tai ką tik įsimaudžias? Visada taip baisi. Ačiū žmogeliukam, kurie čia susirinkot. Ačiū, kas pakvietė. Ačiū, kas įsisiūlė. Ne, mūsų nekvietėme. Kas įsisiūlė? You welcome to yourself. Prisiprašėm. Good luck to 2024. Taigi mes prisiprašėm jūs. Piršiuk šververkų išsiganda, kur toli buvo, tai nebijoja, kur arti jau viskas. Arba čia prisiprašėm. Va. Vaikai savo patenkinti. Šampanės pilėsi. Dėl ko? Nesakau Markui, kai šilma, tu čia neįsikai. Right, boys, you ready? Okay. Neskanus. Happy New Year! Su naujais? Taste like zero alcohol. Taste like Free zero. alcohol. Viskas nuo naujų metų Roberts pakeič orientaciją. O girdi, kaip sutikai naujus, taip ir visi metai. Metu aš tave. Massage master. Dabar daugiau kartų prisiprašysi čia atvaryti. Kada man darysi masažą. Iu.